Nuo pat pirmų laidų iki dabar Tinos ir Tado duetas sugebėjo žiūrovams dovanoti pasirodymus, paliečiančius atokiausias širdies gelmes. Mes kažkaip pasukom kitų kelių ir mes nuo pat pirmos laidos savo užsibrėžėm tikslą, kad vis tik mes turim parodyti kažką tokio, ko dar niekas kitas nėra rodę ir turim įsiminti, įsiamžinti visiems, kad atsimintų mūsų ilgai ir kad sakytų, va šitie tai yra šaunuoliai, jie kažką daro kitaip. Šiandien galima drąsiai teigti, jie du pasiekė tikslo, kurį buvo įsikėlę dar vasaros pradžioje. Vienas iš pagrindinių tikslų, aš sakyčiau, kad Tiną išmokyti būtent to sportinių šokių meno. Kad jin kuo geriau įsisavintų, kas tai yra per dalykas, su kuo jisai valgomas. Tai aišku, paruošti to geresnis numeris. Visada galvojau, kad norisi kažkokių iššūkių, norisi ko nors tokio, nuo ko galima užsivesti ir susprogdinti save iš vidaus kažkaip kitaip. Tąkart nei Tina, nei Tadas nežinojo, kas laukia jų poros. Nežinojo, kiek pastangų teks įdėti tam, kad jie savo tikslo pasiektų. Tam, kad kiekvieną sekmadienį sukurtų užburiantį reginį. Nežinojo, kad teks patirti nusivylimo kartėlį, ragauti pirmos ir paskutinės vietos skonį. Nežinojo, kad projekto pusiaukelė bus paženklinta nuoskaudomis. Būtent šios ašaros išdavikės leido suprasti. Dalyvavimas šokių projekte Tinai su Tadu labai svarbus. Tai labai didelė, labai gera, labai smagi mokykla. Tai man buvo iš tikrųjų išbandymas tikrai nemažas ir vis dėlto nesitikėjau, kad jis bus toks sunkus, bet jisai įvyko ir aš džiaugiuosi, kad man šitas išbandymas buvo duotas. Tai, ką jin padarė, kaip jinai sugebėjo visą tai perlaužti, perlipti per save, tai, man atrodo, niekas kitas to nesugebėjo. Nes tai žmogus, kuris šokį išgyvena iš vidaus. Ir man atrodo, tai yra pakankamai nuoširdu, gera ir tiesiog, nežinau, Tinai reikia paminklą pastatyti. Tai, ką mes sukūrėme, buvo įmanoma matyti tik dėl to, kad tai buvo Tadas ir tik dėl to, kad aš buvau. Kartu šokių projekte išgyvenę visą emocijų spektrą, Tina ir Tadas sugebėjo išlikti išskirtinę vieningą komandą. Ir kaskart jiems pašokus norisi pridurti svajonių komandą.